1910 metais lankėsi Niemis ir Sabaliauskas aprašė Žitkus. Žitkus tai buvo asmeninis Niemis sekretorius. Rašo, kai jie, skudutininkai, savo repertuarą pabaigė, pasirodė ties profesorium Senelis su ilgu vamzdžiu. Aš taip pat noriu pagroti. Gal ponas paklausysit? Senelis pradėjo. Vamzdelio melodijos buvo labai primityviškos, balsas vos įklausomas, bet Senelis grojo su dideliu pasitenkinimu. Kiekvieną numerį pradėdamas Senelis pasakydavo jo pavadinimą, o tų numerių buvo beveik visas tūkstantis. Tai aš turiu pagaminęs tokią švilpą iš Čiurlionio muziejaus pagal Valatkos kopiją. Tai norėčiau tą tylų garsą demonstruoti. Čia kitokio tipo švilpa yra, jų yra trejetas rūšių. Šiaip mes su Aponavičium profesorium 86 metais esam su Jonas Kryčiuku nuvažiavę į Leningradą, muziejų Narodo SSR lankėm ir tenai susipažinom su Volterio sukauptais, surinktais eksponatais, taip pat susipažinom su rusų, ižorų, vepsų, karelų instrumentais, juos išanalizavom, išsingeravom ir dar nuvažiavom su ta jo mašinukė, ten aišku įdomiai, čia vėl gali atskirą istoriją pasakoti, iki Petrozavodsko. Petrozavotske muziejui suradom įdomius luotus. Tie luotai reiškia ištraukti iš Ladogos ežero ir jie yra labai panašus į pirmo tipo kanklėles, tas reiškia šiaurės rytų Lietuvos kanklės sutartinių. Tai grinai tokia luotų forma ir irklai jų yra panašus į varžiklius kanklių. Tai tuos luotus mirusius žmonės vyniodavo į drobulę, dėdavo į luotus ir išleisdavo pomirtiniam gyvenimui į Ladogos ežerą. Taip pat esam važinėję po ekspedicijas. Nu, tai čia ne naujiena niekam. Bet ką aš noriu pasakyti, kad ekspedicijoje kas mane nustebino. Važinėdavo po ekspediciją, dėdė, kur ten tie muzikantai, kas Petras grojo harmoniką, Jonas smuiko, ten tas klarnetą, apie tas dūdelės, kaip ten tos dūdelės, mums įdomiausia tie senoviniai instrumentai. Tai ką sako, darydavom ir tuos, bet tai ten ant durniaus. Tai dabar reiškia tie instrumentai ant durniaus ir čia staiga pavirsta į tokį mokslą visą. Taip pasirodo, kas tas dūdelės visas moko gaminti, būtent tuos dūdelius, ožragius. Tai reiškia senas skerdžius, užstovas, kuris būna senas ir dažniausiai truputį klanktelės. Tai tas užstovas turi ožragį arba skerdžiaus ragą, to instrumento niekam neduoda, nei prisilies. O jeigu jis pamesdavo, tai skerdžius taip susisielodavo, kad net pasimirdavo. Tai aš jums dabar pagrosiu melodiją Karvėms iš girios sušaukia. Saulelė leidžias, karvės prisiėdė, skerdžius įsitraukė savo relikviją ir sukliūdė melodiją.